Gyvename įtemptą, sudėtingą laikotarpį. Tiek politiškai, tiek ekonomiškai, tiek visom kitom sferom žmonės labai užimti, labai sujaudinti, labai pergyventi. Tačiau, nors ir to laisvalaikio maža, nors ir visi vakare užimti prie televizoriaus, prie radijo imtuvų, nors gamyboje įtempta padėtis, bet vis tik turime rasti laiko ir skirti savo dvasiniam kultūriniam gyvenimui. Vis tik reikia turbūt bet kokiai situacijai, bet kuriuo atveju žmogus turi būti žmogumi. Žmogus turi tobulėti dvasiškai, žmogus turi matyti pasaulį, turi matyti kitus, turi matyti save. Kad dviejų miestų ir dviejų kolektyvų draugystė mums yra reikalinga ir būtina. Ir todėl šiandien šitoje scenoje mes matome grupę Klaipėdos dramos teatro aktorių, matome jų vadovus ir matysime, kaip pavyks mūsų pirmasis pasimatymas ir pasirašysime tolimesnį bendradarbiavimą su mūsų svečiuose Klaipėdos dramos teatro aktoriai, kurie pažinti ir pristatyti jų. Tai teatro direktorius Romas Perkauskas. Teatro ir režisierius Lietuvos Respublikos liaudies artistas Povilas Gaidys. Aktorė Nijolė Sabutytė. Sabulytė. Aktorius Aleksandras Šimanskis. Lietuvos muzikalinis artistas Povilas Stankus. Lietuvos muzikalinis artistas Bronius Gražys. Albertas Bartašiūnas. Tauragiškis Jonas Naujokas. Vidas Jakimauskas. Gintas Pečiūra. Rytis Gustaitis. Kavinas Tauragiškis. Kęstutis Jauskas. Ir Vytautas Anušis. Brangus Tauragiškiai, šiandien pas mus irgi šventė, nors pas mus jų ne taip daug teatre. Kaip žinote, Klaipėdos dramos teatras 8 metų, kaip sako artistai, gyvena ant ratų, be savo teatro, be pastogės, glaudėsi tai prie vienų, tai prie kitų. Baigėsi vargas, artėja diena, kai žengsime mes į savo naujus rūmus, į gražų, atnaujintą teatrą, kuris turėtų atgimti šių metų gegužės 26 dieną. Laukiam visi, aišku, ne visi sulaukė. Per tuos 8 metų ir kelių aktorių netekom, bet gyvenimas yra gyvenimas. Šiandien gyvenam ypatingai sudėtingą laikotarpį. Ir šiandien kurti irgi sudėtinga, patys žinot. Kad ne taip paprasta šiandien išeiti į sceną ir sudominti žiūrovą, kada šiandien visi gyvena tik politiniais įvykiais, visi įsitempę, laukia kiekvienos dienos, kas bus ir kas tai baigsis. Bet reikia būti, manau, optimistais. Vis tiek mes turim žengti į priekį, turim kurti meną, turim sueiti kontaktą su žiūrovais. Ir va šiandieninė mūsų sutarties pasirašymas, tai turėtų būti dar vienas žingsnis į artimesnį bendradarbiavimą su jumis. Mes norėtume labai matyti jūs kuo dažniau Klaipėdoje. Mes, aišku, stengsimės kiek galim ir pas jūs lankytis. Bet pas mus, aišku, sąlygos bus geresnis, jūs pamatysite teatrą, kurį šiandien galim drąsiai sakyti, turbūt po Operos baleto teatro gražesnio teatro nebus, bus mūsų teatras. Mes ir taip galim šiandien ir pasigirti. Turėsim 2 scenas. Viena salė bus didžiulė, 500 vietų salė. Kita salė bus mažesnė, 150 vietų, tokiam kameriniam renginiam, kameriniam spektakliam.
Teatre, kaip žino, dirba mūsų garsus aktoriai, liaudies artistas Vytautas Paukštė, liaudies artistas Vytautas Ką. Mes norim, kad teatro gimimas būtų tada, neiškraipyta istorija, būtų tada, kada tikrai teatras buvo pastatytas. Ir pastatytas ne kluono pavidale, ne sandrio pavidale, o būtent teatras buvo pastatytas pirmasis 1819 metais. Turbūt mes per teatro atidarymą šitą datą ir įamžinsim ir minėsim nuo šiolei. Mūsų teatras yra tikrai praėjusio šimtmečio pastatytas pastatas teatras, kuriame lankėsi garsiausi menininkai, tame tarpe ir pasaulinio garso kompozitorius Vagneris, dainavo Šaliapinas, Petrauskas, statė žymiausi režisieriai Dauguvietis, Juknevičius. Išėjo didžiulį kartą aktorių šito teatro, dar iki karinių aktorių, kurie ėjo ir aukso raidėmis rašyti Lietuvos teatro istoriją ir kurių mes negalim nubraukti, negalim pamiršti, nes matot, kiek aš suminėjau vien pavardėm, kiek žmonių praėjo iki 46 metų. O buvo laikas, kai buvo viskas šitą nubraukta, lyg tai to teatro nebūs iki 46 metų. Ir mes tokį viltim įžengėm į teatrą, kad skleisti grožį, gėrį žmonėms, kad bendradarbiauti su jumis. O šiandien mes atsiliepdami jūsų šauksmą, galbūt mūsų yra abipusis toks noras buvo, mes irgi ieškom draugų, kad tikrai bendradarbiauti, norėtume pasirašyti su jumis darbo sutartį, kurią ir paprašysim aktorių paskelbti. Klaipėdos dramos teatro ir Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamyklos draugystės ir šefavimo sutartis. Siekdami abipusių ryšių užmezgimo ir vaisingos jų plėtotės, gilesnio abipusio pažinimo, Klaipėdos dramos teatro ir Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamyklos kolektyvai susitarė. Pirma, dramos teatras įsipareigoja palaikyti glaudžius ryšius su Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamyklos kolektyvu, kviesti jo atstovus į naujų spektaklių premjeras, kūrybinius vakarus, supažindinti gamyklos kolektyvą su teatro meno specifika, pateikti literatūrinės, koncertinės programas, padėti gamyklos meno mylėtojų būreliams. Antra, Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamykla įsipareigoja padėti teatrui organizuoti kuo platesnį kolektyvo domėjimąsi teatro menu, suteikti teatrui galimą šefinę materialinę paramą. Trečia, ši sutartis po metų gali būti papildyta, peržiūrėta arba visiškai nutraukta vienai iš susitarančių pusių jos atsisakius. Sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarčių kolektyvų atstovams. Klaipėdos dramos teatro direktorius Letkauskas. Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamyklos direktorius Šnietis. Teatro vyriausiasis režisierius Lygys. Gamyklos profsąjungos komiteto pirmininkas Skyris.
jums paskaitys Petro Skuodžiaus humoreską Meilės paslaptys. Tekėtai. Nežiūrina į laiką, vietą, įsimyli žmonės iš ryto pusryčiaudami dietinėse valgyklose arba naktį miegodami plaskantinėse vagonuose, autobusuose, univermaguose, kirpyklose ir netgi psichiatrinėse ligoninėse. Įsimyli didžiausi viršininkai, kuklutės mašininkės, prokurorai, ledų pardavėjai ir netgi batsiuviai. Čiupo į mane puspadžio dirbtuvių priėmėja ir ant kaklo užnėrė savo pinasrį ne autobuse ar kirpykloje, o koncertų salėje. Orkestras grojo Bethoveną, aš pasitaisiau kaklaraiščio segtuką ir pajutau. Šalia manęs sėdi ji, žavinga, nuostabi, siurbia į save didingą genijaus muziką ir vyrų žvilgsnius. Dieviška, sušnibždėjo jos nuostabią ausį. Genialu, prasivėrė jos keliančios lūpos. Štai kur tavo likimas spėjau pagalvoti ir pajutau, kad nebėra manęs. Įsimylėjau ją visą, su pempės kuodu ir importiniais bateliais. Pasibaigus koncertui, ji palietė mane savo dailią plaštaką, man į Jeruzalės pusę, o jum, aš ją būčiau lydėjusi patį pragarą, ne tik į Jeruzalės. Gatvėje jis svaiginančiai suokė apie visokius Allegro moderato, o sau galvojau, jei ne pianistė, tai kompozitorių sąjungai ir turi gyvenamąjį plotą. Ji pasakė, kad jos vardas Regija, o aš, kad vos ne ministro pavaduotojas ir į rankas gauna tiek 300. Na sakykit, ar aš galėjau prisipažinti, esąs apie nuvykusių batų priėmėjas. Neleido pavasaris, didinga Bethoveno muzika. Mes laimingi braidžiojame iki rytinių troleibusų ir išsiskyrėme šventai tikėdami savo meilę. Ir vis dėlto mūsų meilė nuo kitų skyrėsi savo paslaptingumu. Kartą aš Regijos paklausiau, pasakyk, brangioji, kurgi tu dirbi? Ji bučiniu sustramdė mano smalsumą. Tai bent darbovietės telefono daug. Supranti, kartais prisikaupia krūtiniai tiek jausmų, kad sproga. Tebūnie taip mūsų meilės paslaptis. Ir prasidėjo. Kasdieniniai koncertų lankymai, kavutės, kokteiliai ir dar kitos visos kišenių švarinimas. Ir dar neišgaruotų mano kuklios santaupos, po 2 savaičių pasipiršau. Būk mano žmona, taip sakant, ir išspręskime gyvenamojo ploto problemą. Regija nuraudo iš laimės. Oficialiai susituokti nusprendėme sekmadienį, dieną prieš tai aplaksčiau visas parduotuves, pagaliau viename kioske gėlės patiko. Po kiek šitos prezentemos paklausiau? Pardavėjas suspigo ir rankomis susidengė veidą. Tai buvo jos rankos ir veidas jos. Sumišau, o kaip atsipeikėjau, rėžiau lyg peiliu. Visokios sonatos, apasijonatos, aš čia tau gėlių pardavėja. Atsiprašau, aš aukštuoju, pernai Žemės ūkio akademiją baigiau. Jeigu nori, galiu diplomą parodyti. Velniamantas tavo diplomas, kada man gyvenamasis plotas reikalingas. Nusispjoviau ir nuėjau. Dar ne viskas. Anadien pasirinkti išrašyti kvito, dirsti klientę, ogi prieš mane Regija bestovinti, o rankose importiniai bateliai su nuplikusiais kulniukais. Irgi mat, vos ne ministras į rankas apie 300, šiaučius nususęs. Sakau, iš kur tai juktas marvė? Atsiprašau, aš irgi su aukštuoju. Veterinarijos akademiją baigiau, jeigu nori, diplomą galiu parodyti. Šitie žodžiai pristabdė jos lūžmą. Paskui mes išėjome į gatvę, įsikalbėjome apie pažįstamus, apie akademijas, kad joks darbas žmogaus nežemina, nei pardavėjas, batsiuvio. Net nepajutume, kaip priėjome civilinės metrikacijos biurą. Mes laimingi įėjome į vidų, o gatvėje liko pavasaris, saulė ir pirmieji ledų vežimėliai. Statysiu teatro tema.
brolyčiai mano, nemėgstu bobų su skrybėlaitėmis. Jeigu sykį boba su skrybėlaitė, jei jos koinės svirdė koksinės, arba mopsikas ant rankų, arba su auksinių dančių, tai tokia aristokratė man visai ne boba. O tuščia vieta. O, savo laiku, žinoma, žavėjausi viena aristokrate. Vaikštinėjau su ją, į teatrą vedžiojau, o teatre viskas ir atsitiko. Teatre ir atskleidė savo ideologiją iki galo. O susipažinome su ją mūsų namo kieme, susirinkime. Žiūriu, stovi tokia panelė, su koinaitėm, dantis pulpsuotas. Iš kur tu, sakau, pilietė? Iš kokio buto? Aš sakau, iš 7. Prašym, sakau, gyvenkit. Ir iš karto jinai kažkaip man baisiai patiko. Pradėjau pas ją dažniau lankytis. Į 7. butą. Užėmiau būdavo kaip oficialus asmuo. Girdi, ar veikia pas jūs pilietė vandentikis ir išvietė? Ar nesugedė? Ne, sako. O pati siauštųsi bainės karai ir daugiau nemurmur. Tik akimis virksi ir dantis burnoje žiba. Pavaikštinėjau mėnesį, priprato. Pradėjo smulkiau atsakinėti. Girdi, veikia vandentikis. Dėkui jums, Grigorijau Ivanovičiau. Ir toliau dar daugiau. Pradėjau mes su ją po gatves vaikštinėti. Išeinam būdavo į gatvę, o jinai liepė man už parankės įsikirti. Įsikimpo aš už parankės ir velkuosi kaip lydeka ant valo. Tie žmonės gėda, apie ką kalbėti neišmanau. O kartą jinai man ir sako, ko jūs, sako, mane vis laiką po tas gatves vedžiojate. Net galvas svaigsta. Jūs, sako, kaip kavalierius ir valdžios žmogus, nusivestumėt mane, pavyzdžiui, į teatrą. Galima, sakau. Ir kaip sykis kitą dieną, Komkopelė atsiuntė bilietus į operą. Nu, vieną bilietą aš gavau, o kitą Vaska, Šalkalnis, paaukojo. Na, bilietus aš nepasižiūrėjau, o jie buvo skirtingi. Manasis apačioj sėdėti, o tas Vaskos tai pačiam balkono gale. Nuėjome su ją į teatrą, susėdom. Jie atsisėdo su mano bilietu, o aš su Vaskos. Sėdžiu balkono gale ir nė velnio nematau. O jeigu pasilenkiu per barjerą, tai ją matau. Nors blogai. Panubadžiavau, nusileidau ją pačią. O ten žiūriu pertrauką. O per pertrauką jį vaikštinėjo. Sveika, sakau. Sveiki, sako. Įdomus, sakau. Ar veikia čia vandentikis ir išvietė? Nežinau, sako. O pati eina į bufetą. Na, o aš kaip koks nepribaigtas buržujas iš paskos. Vaikšto jį po bufetą ir į stalus su valgiais dairosi. O ant stalų lėkštės, o lėkštėse pyragaičiai. O aš, gvėra, kaip koks buržujus, sukuosi apie ją ir siūlau. Jeigu jūs, sakau, pilietė, norite suvalgyti vieną pyragaitį, tai prašau, nesivaržykite, aš sumokėsiu. Balsys sako. Ir staiga prieina prie lėkštės, kapt pyragaitį su kremu į vėdą, o mano pinigų kiek atino ašarą. Daugiausiai 3 pyragaičiams užteko. Ji valgo, aš neramiai ranką po kišenės grabaliojusi, tikrinu, ar daug turiu pinigų. O pinigų kaip ir nėra. Suvalgė iš su kremu, kapt kitą. Aš netaiptelė. Ir tyliu. Apėmė mane toks buržuiškas draugas. Girdi, kavalierius, be pinigų. Aš rėžiu aplink ją sparną, kaip gaidys, o jinai kvatoja ir komplimentus gavo. Aš sakau, ar nepavėluosi? Gal jau, sakau, skambinu? Ne, sako, ima 3 pyragaitį. Aš sakau, ar nebus per daug ant šios? Ne, sako, mes pripratusios ir ima 4. Na, čia man kraujas mušė į galvą. Padėk, sakau, atgal. Išsigando, pravėrė burną,
O man tarsi vadelės po uodegą pakliuvo. Vis tiek, manau, man dabar su juo nieko neišeis. Padėk, sakau, tai jinai tave ramtų. Išsigando, padėjo. O aš sakau šeimininkui, kuris mus aptarnavo. Kiek sakau, reikia mokėti už 3 suvalgytus pyragaičius. O šeimininkas laikosi indiferentiškai, vailučių debesį. Iš jūsų, sako, už suvalgytus 4 pyragaičius priklauso tiek ir tiek. Kaip aš sakau, už 4. Taip 4 lėkštėje guli. Taip, sako, nors jis ir lėkštėje guli, bet prakastas ir pirštai sumaigytas. Kaip tai sakau, prakastas? Tai sakau, jūs čia juokingai fantazuojate. O šeimininkas laikosi indiferentiškai. Rankas po nosim kaišioja. Čia susirinko žmonės, ekspertai. Vieni sako prakasta, kiti ne. Aš išverčiau kišenės, aišku, visoks šlamštas, žemės iškrito. Žmonės kvatoja, o mane juokingi. Aš pinigus skaičiuoju. Suskaičiavau pinigus, kaip tik už 4 pyragaičius. Bet be reikalo moterį švenčiausiai ginčijausi. Sumokėjau ir sakau, damai, pabaikite pilietę valgį. Sumokėti. O dava neklūsta. Ir gėdėsi valgyti. Čia kažkoks dėdė pasimaišė. Duok, sako, aš subaigsiu. O ir subaigiau. Už mano pinigus. Na, susėdamės į vietas, baigėm žiūrėti operą ir namo. O prie namų jinai man ir sako savo buržuišku tonu. Labai, sako, kiauliškai iš jūsų pusės. Kas neturi pinigų, su damomis nevažinėja. O aš sakau, ne piniguose, pilietė, laimė, atleiskite užuolaidą. O mes taip su jie ir išsiskyrėm. Nemėgstu aš aristokračių. Klausyk, o gal ir mes padarom, Aš čia buteliuką turiu. Adekalaus, Saša. Ką? Nepatogu? Skaičiavimas gamykloje esam. Ai, kas? Artistams vadinasi galima, o mums ne? Nenori, nereikia. Galiu ir vienas. Baisus kultūristas atsirado. Jeigu nori žinoti, aš užvakar simfoninio koncerto klausiausi. O haltūros prisižiūrėjau. Supranti, jie ten tokią muziką griežia. Simfonija vadinasi. Kad cirkų pridarė. Suėję visi tie simfonistai į sceną, kiekvienas su savo smuiku. Jau pradės griežti, tik žiūriu, dar vienas atlėkė. Be nieko, tik su pagaliuku rankui. Matyt tiesiai iš baro, net smuiką pamiršau. Bet svarbiausiai savo vietos neranda. Tai kai visi tie simfonistai užgriežės, tai tas visų priekį atsistojęs tik rankom sumosavo. Matyt norėjo, kad kas nors jo smuiką atneštų. Bet kas ten neša? Visi tik akis išpūtė žiūrėjo, kur čia baigsis. Tai žinai, į koncerto galą jis taip įsimosavo, kad publikai pradėjo patikėti. Koncerto kas dėjosi, visi tik tai šaukė bravo dirigantai, bravo dirigantai. Ir gėlių krūvą pridavė. Geriau ką nors jiems pagirioti būtų atnešę. Žinai, ta haltūra terapija netoks jau blogas daiktas, Ypač kai išgerti gaunam. Kokia patenkintas? O? Norėjau pasakyti Dievas. O? Sakai Dievas. O? Gerai, jau Dievas. Martynas, lėkis gražiai. Taigi pasakiau, gana. Labai mėgstu išvažiuoti. Taip jau mėgstu. Vaikai jau užaugę, dideli. Jo. Vienas ir kitą. Vakų tai nedaug, nemaž 12 štukų. Ana
motina didvyrė, o aš anos vyras. Garbė nėra čia kos. Nu ir kam garbė, kam dar. Čia jūs dabar tikrai. Tai va, a tas Girmašėlis mūsų tai jau ačiū jau 12 metus eina, bet jau koks gudrus vaikas, kad žinotume, gudriausias iš visų tas mūsų mažiausias. Vienintelis vaikas per 1 metus sugebėjo baigti 2 klases. Buvo pirmoji, taip, taigi žiūrint, 3. Bet tas buvo prieš 4 metus. O sakau, jeigu dabar toks įstatyms išeitom, ta mūsų vaks, turėdams 12 metų, baigtų vidurinį mokslą. Būdams 16 baigtų aukštųjų. O būdams 18 būtų jau kandidatas. Koks kandidatas? Į deputatus. Deputatus. Tai žinai, ką tėvai, jeigu tu jį auklėsi kaip lygi šiol, auklėjai nieko iš jo nebus. Ta ką? Nieko iš jo nebus, kaip tu auklėjai diržas. Vienintelis auklėjimas diržas. Tu nori kažką nusišleiko muščiu. Kaip jau iš tikrųjų būdavo vaikas pareina iš mokyklos, vertamas tai neklausia, kas kaip diržą to įtraukė. Aš sakau, palauk. Ko sakau, tu vienintelė dirbti? Tai sako, 2 gavau. Tai už ką sakau, kitą 2 gavau? Tai sako, už tėvelio vakar blogai išspręsta. Už tėvelio. Ką mokam te apsprendam? Tai nesudės, kaip nemoki. Taigi, anakas irgi nebežinau, baranės apie su tėvu jau ko nebepamenu. Žiūrėjau, vaikas veikia. Sakau, ko dabar veikti? Taigi sako, kad tu tėvelį vadini avinu. O tėvelis tada višta. Tai sako, nežinau, kas aš esu, ar paukštis ar gyvūnas. Loms būtum pagal Mičiūriną mokslo kibrits, vištavinis. Na jau, kad nusikalbėjau tie tėvai. Bet jau aš pasakysiu, kad tikrai, kad ir tie mokytojai visgi vaiką pergriežti ir jau, gerus pažymus rašo. Žinoma, toriam savo dukterelį Marytį. Nu, vaks mokos gan gerą, retkartės į 3 gauna. Na jau nieko taip. Baisia mėgst literatūrą, ar pamok literatūros mokytojai klaus. Sakyk, vaikeli, tu perskaitė Donelaičio metus? O apsak, aš tus metus perskaičiau par 2 metus. Ar perskaitai? Parašyk rašinėlį. Vaks ir aš. Praein vasarą, atein rodau, praein rodau, atein žiemą, praein žiemą, atein pavasaris, ir visi žmonės išein į laukus, savo reikalas. Ne, bet pribraukyta raudonu paišeliu. Ir parašyta plokštilius. Nu tai geras, nu Ana rašytojų nebus. Bet kodėl man negalbūt literatūros kritikė? Juk visi, kas bloga, ne? Tai gerą kritikau. Gali būt. Ir va dabar taip, mes su tėvu anąkart supykę, per tėvų susirinkimą pradėjom tos mokytojus egzaminuoti. Ar jūs jau taip gerai viską žinot, jeigu jau tiem vaikam jau taip neatleidžia? Atsimeni tėvai, matematiks mokytojai klaus, sakau, balundėlį tamsti pasakyk, vo kokiam tinkliu daugiau skylių sename naujame, o tas verti nežodžiu. Nu, o kaip tamstoms atrodo, kokiam tinkliu daugiau skylių? Kokiam? O Jėzau, pirmą kartą matau, kad moteriškų būtų brakonierių. Turbūt jūro tamsta kaltas. Nori fizikos mokytojai irgi mįslę uždavė, atsimeni? Nu, sakau, balundėlį tamsta pasakyk, kaus kėra žaips nuo elektros. Nežin. Vo jūs tikriausiai žinot, kaus kėras žaips nuo elektros. Ko? Žinai, bet nereik mokėti. Buvo teisinga, visai. Dėl ko lakščio šernus nuleidęs galvą? Dėl ko? Ką? Dėl ko? Visa teisinga, ką nuo žmona ir kiaurė. Čia dabar rodai. Kodėl mane rodai, kas iš tau kiaurė? Nu, tai aš irgi ne šernas. Visai jau tu. Tikrai ir iš viso gana čia kalbėti. Nusikalbėjau tėvai visai ir reikia mokytojom visada padėkoti. Aš per susirinkimus visada nepamirštu mokytojom padėkoti, nes su tavo galva nieko neišmokytume.
tikrai visada sakau ačiū, kad padedat mums tuos vaikučius mokyti. Ačiū visada mokytojams. Ačiū. Nu, baig tu atšiautis už pučiačių. Juk nebūtų vakų nerektų nemokytų. Ačiū tamstums įvedom, katoriam vakų.